Klausimas, kuris mūsų žiūrovas domina vis dėlto, kaip tas kraujagyslės saugoti. Reiškia, teko mums vienu iš laidų, mes kalbėjome apie nataspinas, natakinazę, reiškia, teko tikrai skaityti internete daug rimtos medžiagos apie tai, kad yra tam tikros medžiagos, kurios padeda mūsų tom kraujagyslėm atlaikyti tą mūsų didelį krūvį. Kokia jūsų nuomonė, ar teko jums girdėti apie tuos dalykus? O taip, tai yra natūralios, reiškia, sojos pagamintas, reiškia, sojos preparatas, galima kaip profilaktinė tokia priemonė, bet ne gydomoji priemonė, bet kaip papildoma priemonė galima, ypatingai tie, kurie turi venų patologiją, trombus venose ir ilgalaikis skridimas, ilgi skrydžiai, sėdimas darbas, kurie yra nutukę arba labai nejudrus mūsų gyvenimo būdas. Taip, jie gali naudoti tą preparatą, bet negali pakeisti medikamentų. Greta mes galim naudoti. Natokinazė tai yra fermentas, kurį produkuoja bacillus nato ir pasižymi išskirtinių poveikių į mūsų kraujotaką. Tai galima kalbėti apie galvos smegenų kraujotaką, galima kalbėti apie širdies ir viso organizmo kraujotaką, dėl to, kad mes pastoviai gaminame mažus krešuliukus, kurie cirkuliuoja, kurie paskui ištirpdomi yra plaučiuose daugiausia ir patenka per visą tą sistemą į arterijas, jau švarus išvalytas kraujas. Tai jeigu mūsų apsaugos sistema, tai vadinama trombolitinė sistema žmogaus, veikia normaliai, mes nepatirsime jokių problemų ir tas kraujas visada pateks į organizmą mūsų išvalytas ir švarus. Trombolitinė fermentai, kur natokinazė pasižymi būtent tokiu poveikiu, jie yra naudingi, tirpinti trombus, yra naudingi tuo, kad padeda mūsų organizmui išsivalyti nuo krešulių. Mūsų vaistininkus neramina tai, kad Lietuvoje vis daugėja širdies kraujagyslių ligų. Todėl norėčiau pasidžiaugti, kad žmonės domisi ir nori kuo natūralesnių priemonių, stiprindami savo sveikatą, stiprindami savo širdelę ir kraujotaką. Mus džiugina, kad beveik kas antras žmogus vidutinio ir vyresnio amžiaus rūpinasi savo sveikatą, rūpinasi, kad jo kraujas būtų ne per daug krešus ir naudoja įvairius preparatus bei maisto papildus, kurie mažina kraujo krešėjimą. Norėčiau paminėti nataspiną. Tai specialios medicinės paskirties maisto produktas, skirtas kraujotakos sutrikimams ir padidėjusiai trombų rizikai. Vienoje kapsulėje yra 0,22 gramai fermento natakinazės, išskirtos iš natūralaus fermentuotos sojos pupelių. Natokinazė yra pranašesnė, nes yra saugi, efektyvi, o taip pat neturi šalutinio poveikio. Mūsų vaistininkus dažnai klausia, o kada reikėtų naudoti nataspiną ir kaip ilgai jį reikėtų naudoti. Geriausiai jį būtų naudoti, kai yra pagrindiniai trombozės rizikos veiksniai. Tai yra traumos ir operacijos, širdies ligos, kraujo pokyčiai, padidėjęs hemoglobino ir fibrinogeno koncentracija, jei įsiplėtusios venos, nejudrumas, ilgai trunkantys skrydžiai lėktuvu, sėdimas darbas, vyresnis amžius, nutukimas, rūkymas. Apsisaugoję nuo kraujo krešulių susidarimo, galime iš esmės sumažinti tiek arterinių, tiek veninių trombozių susidarimo riziką.